Maloningasis Tėve, ačiū Tau už Jėzų Kristų, už viską, kas mes esame jame, už visas palaimas, už ateitį, kurią turime dangaus vietose. Dėkojame Tau už Tavo žodį, kurį galime susirinkę studijuoti, pažinti Tave ir kaip kūrėją, ir kaip gelbėtoją. Dėkojame Tau Kristaus vardu. Amen. Taip, šiandieną pratęsim tai, ką pradėjau jau praeitą sekmadienį, kalbėdamas apie mokslą ir religiją. Kalbėjom, kad pasaulis įsivaizduoja ir traktuoja, aiškina, kad Biblija yra tiesiog atitolusi nuo realybės, atitolusi nuo mokslo, neturi nieko bendra su mokslu. Biblijos dievas, jie išsiskiria su mokslu. Mokslas eina viena kryptimi, o Biblijos dievas, religija eina visiškai kita kryptimi. Bet žiūrėjom rašte, neįmanoma atskirti Dievo nuo mokslo, nuo kūrinijos, nes mokslas yra susijęs su kūrinyje. Mokslas tyrinėja kūrinyje. Ją nagrinėja ir žiūri, kaip galima praktiškai ją pritaikyti savo. Nes žmogus tam ir tyrinėja visą kūrinyje. Ir kūrinyje tai ir iškasenos, ir dėsniai visokie, kurie supa žemę ir danguje, ar ne. Žmogus tuos dalykus tyrinėja ne šiaip savo, kad neturi ką veikti, bet jis tyrinėja tam, kad jis galėtų pritaikyti tai savo, užvaldyti tai, kaip Dievas, kad sakė žmogui, ne? Užvaldykite pasaulį, užvaldykite žemę. Ir mes matėm, kaip Dievas patį pirmą mokslininką sukūrė žmogų, kuris davė visiems gyvūnams pavadinimus, vardus. Ne šiaip savo, jis tiesiog ką sugalvoja ir davė sąskambį kažkokių raidžių. Adomas ištyrė gyvūnus, juos stebėjo, išnagrinėjo juos, jis buvo pirmasis botanikas, zoologas ir mokslininkas, pritaikė viską praktiškai. O pats geriausias, pats išmintingiausias mokslininkas tai yra Dievas. Ir šiandien pažiūrėsim, kaip jis viską kūrė. Viską, ką mes matom, ar ne. Mes tiesiog matom savo akimis, bet mes nežinom, kaip buvo kurta, kaip jisai darė viską. Ir Biblijoje yra parašyta apie tai. Biblijoje pačioj pradžioj parašyta, pradžios knygoje pirmoje eilutėje, pirmam skyriuje. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir Dievas, kai kūrė viską, Jis naudojo savo žodį, ką jis ištarė. Jo žodis turi galią, turi jėgą. Mes negalim žodžiu ištarti ir tai įvyksta. Mes to negalim padaryti. Tarkim, jeigu kažką tai darom ar ne, reikia namą statyti, ar ne? Reikia kažką tai prieš pradedant daryti, reikia iškasti su buldozeriu, išstumdyti su ekskavatoriu, iškasti griovius, ar ne, jeigu pamatui kažkokiam tai duobį iškasti. Kai ką rankom reikia padaryti, nes neprieina ekskavatorius, neprieina buldozeris, ar ne. Mes turim panaudoti savo jėgą, turim techniką panaudoti, techniką žmogaus sukurti, ar ne, tam, kad nereikėtų žmogui pačiam savo rankomis daryti. Dievas tam reikalui naudoja savo žodį. Jo žodis yra kaip įrankis. Atsiverskim laišką Hebrajams 1 skyrių. Laišką Hebrajams 1 skyrių. Laiškas Hebrajams 1 skyrius. Trečia eilutė, čia kalbama apie Jėzų Kristų, kuris būdamas jo šlovės spindesys, Dievo šlovės spindesys, bei tikslus jo asmens atvaizdas ir viską laikantis savo jėgos žodžiu.
savimi nuvalęs mūsų nuodėmes, atsisėdo didenybės dešinėje aukštybėse. Jėzus Kristus viską laiko savo jėgos žodžiu. Jo žodis turi jėgą. Jėga, galingas žodis. Kaip Dievas, matom, kokio mastelio yra žemė, ar ne? Kokio mastelio yra dangus, kaip tu gali padaryti visą tai. Ir dar padaryti iš nieko. Nes Dievas nesukūrė, naudodamas kažkokios tai jau anksčiau padarytos žaliavos, kai viską kūrė. Jis pats iš nieko padarė. Pats sukūrė žaliavą. Iš nieko. Jis ištarė ir tai materializavosi. Atsirado materija. Ir tai materijai formuoti, daryti, žemę tai didžiulė, ar ne? Reikia viską suformuoti, viską pasverti, viską pasvarstyti, kaip viską sudėti. Žiūrim, kokia visa ekosistema, ar ne? Ir jūros, ir ežerai, ir upės, ir medžiai auga. Kaip viskas, kodėl viskas nesubyra, viskas neišnyksta. Viskas yra ir 4 metų laikai, ar ne, ir panašiai. Viskas yra taip tobulai padaryta, kad neišnyksta, nesubyra niekas, nesuyra. Ir visus tos dalykus Dievas žodžiu savo darė. Žodis turi galę. Kaip mes rankas, kad naudojame, ar ne? Taip Dievas naudoja žodį. Atsiverskim 33 psalmę. 33 psalmę. Psalmė, 6 eilutė. Viešpaties žodžiu padaryti dangus ir jo burnos kvapu visa jo kariuomenė. Dangus, tai ką matome danguje, patys dangus ir jame viskas, kas yra saulė, mėnulis, žvaigždės, viską, ką mes matom, yra padaryta jo žodžiu. Jo galingų žodžiu, jo žodžio jėga. Jis pasakė ir atsirado tie dalykai. Dievas suformavo juos, padarė savo žodžiu. Viešpaties žodžiu padaryti dangus ir jo burnos kvapu. Kitaip sakant, jo burnos kvapu. Jis ištarė žodžius, burnos kvapas. Kaip kai Dievas įkvėpė, padarė žmogui žemės dirvos ir įkvėpė į gyvybės kvapą. Ir žmogus tapo gyva siela. Dievas įkvėpė. Tai jo dvasia. Ir jo burnos kvapu visa jo kariuomenė, jų kariuomenė. Danguje visi tie kūnai vadinami kariuomenė. Kariuomenės yra įvairios, angelai yra vadinami angelų kariuomenė, taip pat ir visi tie dangaus kūnai, saulė, mėnulis, žvaigždės irgi vadinama kariuomenė. Taip, pulkas, ar ne, daug jų. Žvaigždžių daugybė. Savo žodžiu, savo ištarė jis savo burnos kvapu. Jobo knygoje 26 skyriuje rašoma dvasia, tai jo dvasia. Atsiverskim Jobo knygą 26 skyrių. Dievas yra dvasia. Jis yra kitos prigimties nei mes. Jobo 26 skyrius, 13 eilutė. Savo dvasia jis papuošė dangus. Kas danguje yra? Saulė, mėnulis, žvaigždės. Rašoma, papuošė dangus. Dangus išpuoštas. Esat buvę kada? Matėt žvaigždėtą dangų, ar ne? Kaip gražu, koks grožis. Matom foto nuotraukas albumuose, ar ne? Internete dabar yra. Kur žmonės nufotografavę dangų ir spalvos matosi tas paukščių takas, ar ne, spalvos netgi įvairios, ar ne, tų žvaigždynų. Gražu, grožis, neišpasakytas. Dievas papuošė dangų.
Atsimenu, mes buvom Amerikoje, tai prie Didžiojo kanjono, Arizono valstijoje, ir matėm dangų. Naktį važiavom, buvo pavasaris, ankstyvas pavasaris, važiavom į viešbutį, už kanjoną, tamsu jau buvo. Ir mes išlipom iš tiesiog per langą, važiuojant per langą žiūriu, kas čia yra, kas čia atsispindi man languose, nesuprantu, sustojau, išlipom pasižiūrėti, tiek žvaigždžių aš nesumatė, Lietuvoje tokio dangaus mes nematom. Tiesiog neįmanoma žodžiais apsakyti, kiek žvaigždžių ir jos tokios stambios, tokios ryškios, raiškios. Neveltui ten važiuoja prie Didžiojo kanjono tie visi žvaigždžių stebėtojai, nes ten matomai toj vietoj jų labai daug matosi ir jos ryškios. Dievas papuošia dangų. Papuošia, išpuoštas dangus žvaigždėmis. Juos apšviečia. Grožis, mes žiūrim, grožį matom, ar ne? Tamsoje šviečia. Atsiverskim pradžios knygą. Žiūrėkim, kaip Dievas viską kūrė. Aš čia turiu savo pašonėje plakatą, apie jame pavaizduotas dangus pavaizduoti, žemė, jos pjūvis. Ir tą plakatą naudosiu šiandieną. Pradžios knyga rašoma, kaip Dievas žiūrim. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemė buvo beformė ir tuščia, ir tamsa buvo virš gelmės paviršiaus. Žemė buvo beformė ir tuščia. Dievas pirmiausia tą materiją susikūrė. Ir paskui jisai formavo tą žemę. Jis darė taip, kaip ir žmogų paėmė iš žemės dulkių. Juk kai Dievas sukūrė žmogų, jis nesukūrė iš karto jo, nebuvo taip, kad Dievas tebūna Adomas, atsirado iš karto ten jau gražus tas Adomas. Ne, jis paėmė žemės purvą visą tą, minkė jį, lipdė kaip skulptorius ir įkvėpė į gyvybės kvapą ir žmogus tapo gyva siela. Lygiai tą patys ir darė su žeme. Ji buvo beformė, tuščia, nieko joje nebuvo. Ir mes matome pirmame skyriuje, kaip ta žemė įgijo formą ir Dievas ją apgyvendino. Gyvūnais, paukščiais, žuvimis, ar ne, žmogų sukūrė. Dievas naudoja savo sukurtą materiją. Taip, dabar žiūrim trečią eilutę. Ir Dievas tarė, tebūna šviesa, ir buvo šviesa. Ir Dievas matė šviesą, kad ji buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Ir Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą jis pavadino naktimi. Ir vakaras ir rytas buvo pirmoji diena. Ir Dievas tarė, tebūna tvirtuma viduryje vandenų, ir ji atskiria vandenis nuo vandenų. Ir Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenis, kurie buvo patvirtumą, nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Ir taip buvo. Ir Dievas pavadino tvirtumą dangumi, ir vakaras ir rytas buvo antroji diena. Čia plakate matom, viskas skendėjo vandenį. Ir paskui Dievas atskyrė vandenis. Juos vienus vandenis iškėlė į viršų. Čia viršuje vandenis, va, ir apačioje vandenis. Ir tame tarpe Dievas padarė dangų. Tvirtumą. Tvirtas dangus. Dangus yra tvirtas, niekas nekrenta iš jo. Jis tvirtas. Saulė, mėnulis, žvaigždės, jie nekrenta iš ten. Nes dangus tvirtas. Va matom dangus. Jame yra saulė, mėnulis. Čia tamsesnė juosta, nes kai pakyli viršų, kur yra saulė, mėnulis, ten visuomet tamsu. Čia dangų mes matome šviesų, todėl kad saulė jį apšviečia. O jeigu pakiltumėm į saulės, ten kur saulė šviečia, ar ne, kur mėnulis, yra išbandyta. Balionai skraidė, nufilmuota. Ten tamsu. O tas balionas kilo dienos metu, kai žemė šviesu. Iš viršaus apšviečia. Šviesa į apačią eina. O kur saulė tame lygyje, jeigu horizontaliame, ir mėnulis, ten yra tamsu.
Ir virš Saulės ir Mėnulio čia matom tamsesnį mėlyną plotelį juostą. Čia tas vanduo, kurį Dievas atskyrė. Atskyrė viršuje vanduo ir apačioje vanduo. Ir tame tarpe yra dangus. Paskui pažiūrėsim ir žemę, kodėl čia žemė. Dangus. Dievas įtvirtino šitą vandenį. Atsiverskim 33 psalmę. 33 psalmę. Dievas ruošia savo darbo vietą, kuris viską kuria, kad jam niekas netrukdytų. Jis paskui formavo žemę ir jam reikėjo atskirti vandenis nuo vandenų. Ir paskui iš tų vandenų žemė pakilo, paskui žiūrėsim. 33 psalmė. Psalmė. Septinta eilutė. Jis surenka jūros vandenis kaip krūvą, į sandėlius sudeda gelmes. Gelmes, rašoma, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę, ir tamsa buvo virš gelmės paviršiaus. Virš gelmės paviršiaus buvo tamsa. Va čia va, kur yra. Buvo tamsa. Ir Dievas atskyrė tas gelmes. Ne? Surinko jas į krūvą, surišo tas gelmes. Įterpė tarp gelmių tvirtumą, dangų pavadino, dangumi, kad jis galėtų toliau dirbti. Tada jisai sudėliojo žvaigždės, Mėnulį, Saulę. Taip, žiūrim toliau, atsiverskim 8 patarlę. Ir Dievas tai darė savo žodžiu. Žodis, jisai, jo įrankis, jo rankos. Jo visi įrankiai, visa technika, kaip žmogus naudoja techniką savo darbams atlikti, Dievas naudoja žodį. Patarlės, 8 patarlė. Dvidešimt 27-29 eilutės bus. Kai jis ruošia dangus, aš ten buvau, kai jis nustatė apskritumą ant gelmių paviršiaus, kai jis įtvirtino debesis aukštai, kai jis sutvirtino gelmių šaltinius, sutvirtino tos gelmių šaltinius, surišo juos, kad jie nejudėtų. Įtvirtino juos. Kai jis davė jūrai savo įsaką, kad vandenis neperžengtų jo įsakymo, kai jis nustatė žemės pamatus, tada aš buvau šalia jo kaip žemės pamatus. Žemė pastatyta ant vandens, žiūrėsim. Žemės pamatai yra vandenyje. Ne danguje, kaip mokslas, kad parodo, ar ne, rodo ten dangus ir ten žemė mažutė ten skraido danguje, ar ne. Ne, pagal Bibliją visiškai kitoks vaizdas. Žemės pamatai yra vandenyje. Jis stovi vandenyje įtvirtinta. Dievas atskyrė vandenis nuo vandenų. Vieni vandenis viršuje, kiti vandenis apačioje. Ir iš tų vandenų, kurie yra apačioje, žemė Dievas ištempė. O virš žemės dangus. Dangus ne po žemė, virš žemės. Tai pagal Bibliją. Nu, žmonės sako, pasitikėkim mokslu, ir ne? Nu tai pasitikėkim tuo mokslu, kuris nežino, kur yra vyras, kur yra moteris ir ar gali žmogus keisti lytį, ar ne? Nes žmogus nežino, ar jisai vyras ar moteris. Pasitikėkim tokiu mokslu, ar ne? Tai jeigu toks mokslas mums diktuoja, kur kokia lytis, kaip viskas veikia, tai kaip gali pasitikėti tokiu mokslu, kuris tau nupiešia visą žemę, dangų ir viską, kas danguje? Ar galima tokiu mokslu pasitikėti? Manau, kad ne. Jeigu jis meluoja vienuose dalykuose, kuom jūs tikri, kad jis nemeluoja ir kituose dalykuose? Aš tai nebūčiau toks tikras. Bet va Bibliją pasitikėti galima. Dievas sako tiesą. Ir skaitydamas Bibliją susidarai visiškai kitokį vaizdą.
Taip, atsiverskim 30 patarlę. 30 patarlę. Ketvirta eilutė. Kas sužengė į dangų arba nužengė? Kas surinko vėją į savo saujas? Kas surišo vandenis į drabužį? Kas įtvirtino visus žemės pakraščius? Kas surišo vandenį į drabužį? Vanduo yra drabužyje. Rašoma, toliau skaitysime, tirštas debesis yra. Vanduo yra kaip supintas, kaip į tą maišas, kaip yra, ar ne, bulvės, kur pilama, ne, tas zuperinis vadinamas, ar ne. Taip vanduo yra supiltas į jį. Dievas jį paėmė ir surišo į drabužį. Rašoma rašte, kad dangus pasens kaip drabužis. Ar ne? Ateityje, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę. Ir viskas kris iš dangaus. Drabužis. Surišo Dievas vandenį kaip drabužį, jį sulaikė, kad galėtų jis darbuotis tame danguje. Jis sudėliojo tada saulę, mėnulį, žvaigždes, visus tuos dangaus kūnus. Atsiverskim Jobo 26 skyrių. Jobas 26 skyrius. Taigi Dievas atskyrė vandenis nuo vandenų, atsiradė dangus, ar ne, tas tvirtuma, ji tvirta, ir joje Dievas sudėliojo saulę, mėnulį, žvaigždes, paskui jisai iš vandenų, kurie yra po dangumi, žemę ištraukė, ištempė jas, skaitysime, Dievas ištempė savo žemę. Atsiverskim Jobo 26 skyrių. Jobo 26 skyrius. Dešimta eilutė. Jis apsupo vandenis ribomis, kol diena ir naktis ateis į pabaigą. O iki tam tikro laiko Dievas apsupo vandenis. Atsiverskim 104 psalmę. Šimtas ketvirtą psalmę. Penkta eilutė. Tu padėjai žemės pamatus, kad ji nebūtų pajudyta per amžius. Dievas vandenyje padėjo žemės pamatus. Vandenyje. Mes žiūrėsim toliau šitas eilutės. Joje yra padėti žemės pamatai ir žemė nepajudinama per amžius. Ji stovi. Ji nejuda. Žemė nejuda. Mokslas tik tai aiškina, kad žemė skrieja, ar ne? Žinoma, ar ne, ta populiari teorija. Žemė skrieja, ar ne, ten visi skraido tik tais. Bet rašte mes matome visiškai kitokį vaizdą. Žemė niekur neskrieja. Žemė stovi. Mėnulis ir saulė, jie skrieja. Taip. 119 psalmėje rašoma, kad saulė išeina ir pasiruošęs kaip bėgikas bėgti, savo tą kelią nubėgti per tuos pakraščius. Niekas nepaslėptas nuo saulės kaitros. Jį bėga aplinkui. Po dangų. Mes matom danguje ją bėgančią, skrendančią. Jozuė, kai kovojo su amalekiečiais ir kova buvo nuožmi, užsitęsė ta kova. Jozuė sako, saulė ir mėnulis sustok. Saulė ir mėnulis sustojo. Ir tai buvo vienintelis atvejis, kada saulė ir mėnulis buvo sustabdyti. Jie kaip įkalti stovėjo danguje. Neįdėjo. Kol Dievas kovoja už Izraelį, rašoma. Nes Dievas kovoja už Izraelį.
Saulė ir mėnulis. Jozuė nesakė, žemė sustok, sukusis, ar ne? Nebesisuk žemė, sustok. Kaip jūs manot, jeigu žemė sukasi, ar ne? Kaip mokslas, kad sako, skrieja, sukasi. Ar Biblija nebūtų apie tai rašoma? Kam Dievui slėpti tokius dalykus? Koks tikslas būtų slėpti? Manau, kad ne. Nebūtų jokio tikslo. Tie žmonės, kurie tuo metu skaitė Bibliją ir gyveno ir kaip Jozuė, jie žinojo, kad žemė nesisuka niekur. Juk staiga 20 amžiuje nepradėjo jinai suktis. Skrieti, ar ne? Ji nesisuka niekur. Ji stovi ant pamato tvirtai įtvirtinta. Mėnulis ir saulė, jie skrieja, skrenda. Taip, atsiverskim Jobo 26 skyrių. 26 skyrių. Dievas, kai atskyrė vandenis nuo vandenų, tarp vandenų atsirado dangus, dviejų dangus, pirmasis ir antrasis dangus. Ir virš to antrojo dangaus, kur tie yra vandenis, virš jų yra trečias dangus. Trečias dangus, kuriame gyvena Dievas. Ir mes Dievo nematom šiandieną, nes yra vandenis tarp trečio ir antro dangaus. Antras dangus, kur yra saulė ir mėnulis. Tarp trečio dangaus, kur gyvena Dievas, ir antro dangaus, kur yra tie visi dangaus kūnai, yra vanduo. Tie vandenis, kurie yra viršuje, čia vandenis apačioje, po žeme. Mes nematom Dievo. Ten yra dangiškoji Jeruzalė, Dievo miestas, Dievo kalnas, rojus. Ten Dievo šlovė, šviesa. Mes nematom jo. Kodėl? Todėl, kad per tos vandenis nieko nesimato. Jie tamsus. Nieko tu nematysi per juos. Tamsi siena. Atsiverskim 26 Jobo skyrių. 26 skyrius. Todėl Gagarinas nuskrido į mėnulį, į dangų, į kosmosą, ar ne? Tarkim, nuskrido ten jau. Nėra Dievo. Kaip tu jį pamatysi? Jeigu jisai yra pasislėpęs, po užsklandą gyvena. 26 skyrius, Jobas 26 skyrius, 9 eilutė. Nuo 8. Jis suriša vandenį savo tirštuose debesyse ir debesis neplyšta po jais, o kaip drabužiai ir tie vandenys, ar ne? Čia rašoma debesis, tiršti debesis, tas drabužis, tiršti debesis ir tas debesis neplyšta. Jis tvirtas. 9 eilutė. Jis sulaiko savo sosto veidą ir išskleidžiant jo savo debesį. Sosto jo nesimato. Todėl, kad yra debesis, tirštas debesis, vanduo, tame tirštame debesyje vandenis. Ir per juos kiaurai nesimato Dievo. Atsiverskim 22. Jobo skyrių, 22 skyrius. 14 eilutė. Tiršti debesis yra jo dangalas, kad jis nemato ir jis vaikšto dangaus apskritumu. Matom. Nuo 13. Ir tu sakai, kaipgi Dievas žino, ar jis gali teisti pro tamsų debesį? Tiršti debesis yra jo dangalas, kad jis nemato. Čia oponentas Jobo ir nedraugas Eliazas. Dievo nematysi. Jis už to tiršto debesies, o čia tas tirštas debesis, tie vandenys tirštame debesyje, drabužyje. Ir pro jį mes iš žemės nieko nematom. Uždanga. Ten yra Dievas.
Atsiverskim 48 psalmę. 148 psalmė. 148 psalmė. Trylikta eilutė. Tegirė jie viešpaties vardą, nes jo vienintelio vardas yra didingas, jo šlovė yra virš žemės ir dangaus. Virš dangaus. Tas dangus, va, kur mes, ar ne? Ta atmosfera, kaip mes vadinam, ar ne? Ir yra Saulė ir Mėnulis, antras dangus. Virš to dangaus mes nematom, virš to dangaus yra Dievas. Tarp to trečiojo dangaus ir antrojo dangaus yra ta uždanga. Tirštas debesis. Vandenis. Atsiverskime Jobo 18 skyrių. 27, atsiprašau. Jobas 27 skyrius. 27 skyrius. 18 eilutė. 27. eilutė. Ne kažką. Ne taip. Gal 37, atsiprašau. 37. 37, 18 eilutė. 37 skyrius, 18 eilutė. Ar tu su juo išskleidai dangų? Dievas išskleidė dangų, ištempė jį. Ta tvirtumą atskiria vandenis nuo vandenų, jis išskleidė dangų, atskirdamas vandenis nuo vandenų. Išskleidė jį, ištempė. Jis ištemptas. Ar tu su juo išskleidai dangų, kuris yra tvirtas ir kaip nulietas veidrodis, vanduo yra tvirtas, dangus yra tvirtas, tvirtuma, atsirado tvirtuma, te būna tvirtuma tarp vandenų ir atskiria vandenis, ar ne? Vandenis viršuje, vandenis apačioje. Tvirtuva, tvirtas kaip veidrodis, kaip nulietas veidrodis. Dievas sutvirtino, jis apskaičiavo, kaip išlaikyti visą tą dangų, kad jis nenugriūtų. Jis negriūna. Kodėl? Todėl, kad Dievas jį sutvirtino. Veidrodis. Tvirtas, nežinau, iš ko jis padarytas, bet padarytas taip, kad laikytųsi viskas. Tie vandenys neužgriūna kažkodėl, ar ne, iš virš antrojo dangaus, kur yra. Tas tirštas debesis stovi. Debesis žiūrim, kaip skraido danguje, ar ne? Ne tie debesis, čia ne tas tirštas debesis, bet atmosferoje, kur yra debesis pirmajame danguje. Jie negriūna kažkaip tai, ar ne? Bet ir ant jų neužlipsi. Rūkas. Ar ne? Bet čia kitoks debesis, kuris sulaiko vandenis. Ir yra veidrodis, tvirtas veidrodis, kuris viską sulaiko. Atsiverskim, žiūrim Jobo 37 skyrių, tą 18 eilutę. Ar tu su juo išskleidai dangų? Dievas išskleidė dangų, išskleidė jį, ištempė. Atsiverskim Izaiją 44 skyrių. Ir jis tai darė savo žodžio jėga. Žodis naudojo kaip jėga. Dangus, pasižiūrėkit, kokio mastelio dangus. Jį visą Dievas ištempė. Visą, kokį mes matom dangų. Į plotį, į ilgį, į aukštį, į gylį, ar ne? Visi tie 3D išmatavimai, jis ištempė tai. Ištempė visą tą. Tam reikia jėgos, tam reikia gerų įrankių, kad tai padaryti. Ir tas įrankis yra žodis. Jo žodis turi jėgą. Kūriamąją jėgą. Bet kokią mes galime įsivaizduoti jėgą, jo žodis turi. Jo žodžiu mes išgelbėti rašoma.
Jobas 37, Izaijo knyga 44 skyrius. Izaijas 44 skyrius. 44 skyrius. Keturiasdešimt skyrius. 24 eilutė. Taip sako viešpats tavo atpirkėjas ir tas, kuris tave suformavau nuo patyšių. Aš esu viešpats, kuris darau visą. Kuris vienas ištiesiau dangus. Kuris pats išskleidžiau žemę. Matom, tiek žemę, tiek dangų Dievas išskleidė. Ištiesė jį. Dangų jis paėmė ir ištiesė. Kaip palapinę. Izaija 40 skyriuje rašoma apie tai. Kaip palapinė ištiesė tiesiog. Kaip drabužis, ar ne? Žiūrim Taip, dabar atsiverskim 104 psalmę. 104 psalmę. O mano siela, laimink viešpatį, o viešpatė mano Dieve, tu esi labai didingas, garbė ir didybėse apsirengęs, tu apsigaubi šviesa kaip drabužiu. Šviesa, bet mes jos nematom, nes yra tie vandenis. Tu apsigaubi šviesa kaip drabužiu, tu ištiesi dangus kaip uždangala. Dangus kaip uždangalas, kaip užuolaida, už kurios nesimato nieko, uždengia. Dievo nesimato. Tu padedi savo kambarių sijas vandenyse, darai debesį savo vežimu, tu vaikštant vėjo sparnų. Matom, trečiasis dangus yra virš vandens. Čia yra vanduo. Tame tirštame debesyje ir per tą tirštą debesį nesimato Dievo šlovės, Dievo šviesos, mes jos nematom. Ir tame trečiame danguje yra Dievo miestas. Ta dangiškoji Jeruzalė, kuri bus nuleista, kai bus sukurtas naujas dangus ir nauja žemė ateityje. Ten Dievas dabar gyvena. Yra tas miestas, ta Jeruzalė, dangiškoji Jeruzalė, bet jie kažkodėl nenukrenta žemyn. Viskas sutvirtinta. Ir tos Jeruzalės pamatai yra vandenyje. Rašoma. 3 eilutė. Tu padedi savo kambarių sijas vandenyse. Vandenyse yra sijos. Tas tirštas debesis, kur yra? Čia yra sijos. Ir ant jų stovi. Ant jų stovi Dievo miestas. Lygiai taip pat pamatysim ir žemę pastatytą. Irgi ant vandens. Vandenyje yra žemės pamatai. Įdomu, trečiasis dangus yra ant vandens įtvirtintas ir žemė yra įtvirtinta ant vandens. Dievas padarė žemę panašaus modelio kaip ir dangus, kad yra jų trečiasis dangus, kuriame yra jo miestas. Tokiu pat principu. Tokiais pat fizikiniais dėsniais viskas. Fizika, mokslas, ar ne? Ir žmogus tyrinėja fiziką, bet dar daug ko neatrado. Kaip ir neatrado, kaip Dievas viską sukūrė ir kaip viskas veikia, ką mes čia skaitom. Nes žmogus netiki tais dalykais. Jie prikūrė savų teorijų, savų istorijų, ar ne? Ir mes matom pilną paveikslėlių internete. Pilną jų filosofijų. Atsiverskim 29 psalmę. 29. Psalmė.
Antra eilutė. Suteikite viešpačiui jo vardui priklausančią šlovę, garbinkite viešpatį šventumo grožėje. Viešpatės balsas viršum vandenų. Šlovės Dievas griaudė, viršum vandenų Dievas. Virš vandens jis yra. Žiūrim, pabaigim tą eilutę. Viešpaties balsas viršum vandenų, šlovės Dievas griaudėje, viešpats viršum daugybės vandenų. Čia tie vandenis, ne, kuriuose yra tos sijos ir ant tų sijų yra pastatytas Dievo miestas. Žiūrim 10 eilutę. Viešpats sėdi viršum tvano. Taip, viešpats sėdi karalius per amžius. Viršum tvano. Kai buvo Nojaus tvanas, Dievas atidarė dangaus langus. Čia buvo atidaryti. Ir visas vanduo į žemę ir paskandino. Paskandino žemę. Taip pat gelmių rašoma, gelmės atsidarė ir iš apačios irgi tryško vanduo. Tarp kitko mokslininkai, ką čia mokslininkai, ne YouTube, o nuotraukose yra daugybė žemėje kraterių. Sako, o, čia nukrito visokie meteoritai, ar ne? Bet kažkodėl ten meteoritų netgi nėra. Jeigu kažkas nukrenta iš dangaus, tai ir pasilieka. Įsminga. Paimk akmenį ir mesk į smėlį. Mesk. Nebus taip, kad duobė smėlyje bus, o akmens nebus. Taip nebus. Bus tas akmuo ir bus ta duobė po akmeniu, ar ne? Bet kažkodėl tie krateriai yra žemėje. Bet ten tame krateryje nieko nėra. Tiesiog gilus krateris. Ir daugybė tokių yra. Ir jie labai panašus, kai būna, kad vandens šaltiniai akis, ar ne yra, jį yra įgilėjusi žemėje ir vanduo plūduriuoja. Taip yra šaltiniai, tie mineraliniai visokie geizeriai, tokiu pat būdu. Yra kaip ežeriukas toksai pagilėjęs, tvenkinys, prūdas ar ne kūdra ir tas geizeris iš tos kūdros. Tai lygiai taip pat yra tie krateriai. Dievas skandino žemę vieną dieną. Iš gelmių vanduo skverbėsi, tryško vanduo. Paskui Dievas pašalino visą tą vandenį kraterį ir išliko. Jeigu tai būtų, kaip sakau, iš dangaus kritę kažkokie tai ten, ar ne, meteoritai, ar dar, tai jie ir būtų išlikę iki šiandien. Kažkodėl žemėje akmenys nesudulėja, neišnyksta, į dulkes nepavirsta, bet va krateriai, bet tie va meteoritai paėmė ir pavirto į dulkes, ar ne? Nesąmonė kažkokia tai. Yra visiškai kitaip. Fizikos dėsniai rodo visiškai kitaip. Taip, žiūrim. Atsiverskim Izaijo 42 skyrių. 42 skyrių. Dievas ištėsė dangų, ar ne? Ir taip pat Dievas ištėsė ir žemę. Dievas ištėsė žemę. Izaijas 42 skyrius. Tokiu pat principu kaip ir dangų. 42 skyrius. Izaijas 42 skyrius. 5 eilutė. Taip sako Dievas viešpats, tas, kuris sutvėrė dangus ir juos ištėsė, tas, kuris išskleidė žemę ir tai, kas iš jos išauga. Tas, kuris duoda kvapą tautoms ir ant jos yra dvasia joje vaikščiantiems. Dievas ištėsė žemę, išskleidė ją. Kitoje vietoje rašoma ištėsė ją. Ir dangų rašoma vienoje vietoje ištėsė, kitur išskleidė. Analogiškai kaip ir žemė. Išskleidė ją, ištėsė. Ir kai Dievas atskyrė vandenis nuo vandenų, juose atsirado tvirtuma. Pažiūrėkim pradžios knygą, 1 skyrių. Atskyrė vandenis nuo vandenų, tarp vandenų atsirado tvirtuma, kurią jis pavadino dangumi. 9 eilutė.
Ir Dievas tarė, te susirenka vandenis, kurie yra po dangumi, po pirmojo ir antrojo dangumi, vandenis, tegul jie susirenka į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Matom žemę išlindo iš vandens. Ji yra ant vandens. Ji buvo po vandeniu ir paskui išlindo iš vandens. Visas paviršius, kurį mes matom žemėje, jis yra iš vandens išlindęs tiesiog. Ji neskraido danguje kažkur tai. Ji išlindusi iš vandens. Ir vandenyje yra jos pamatai. Te susirenka vandenis, kurie yra po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Ir tai buvo. Ir Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų samplūdį jis pavadino jūromis. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Te pasirodo sausuma. Dievas ištempė žemę, ištiesė ją. Jis ištiesė dangų. Pirmiausia, ištiesė dangų, ištempė jį. Ir paskui jis ištiesė žemę, ištempė ją. Savo jėgos žodžiu. Jis tai padarė. Ir Dievas išskleidė žemę virš vandens. Ji buvo vandenį, jis išskleidė virš vandens. Ir yra virš vandens. Atsiverskim 24 psalmę. 24 psalmė. Viešpaties yra žemė ir jos pilnumas, pasaulis ir jame gyvenantis, nes jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino. Kur žemė yra įtvirtinta? Ant ko žemė pastatyta? Ant jūrų, ant srovių. Čia ne Viduržemio, Baltijos jūra ar ne vandenynas. Po apačiai yra vandenis. Ir ant jų pastatyta. Ant jų yra įkalti pamatai. Sėjos ar stulpai. Žemės stulpai rašoma Biblijoje. Kai Dievas barasi, dreba žemės stulpai. Tie stulpai yra vandenyje. Kaip ir Dievo miestas turi sijas ant vandens. Vandenyje yra sijos ir ant jų yra pastatytas Dievo miestas, trečiasis dangus. Trečiame danguje viskas, kas yra. Lygiai taip pat ir analogiškai su žeme padaryta. Ant vandens. Įtvirtinta ant vandens. 136 skyrių atsiverskim, psalmės. 136. Ant jūrų, ant vandens srovių. Prisiminkim tą ant vandens srovių, ant jūrų, ant gelmių. Mes vėliau skaitysim. Bus labai svarbus tas išsireiškimas. Ant srovių stovi žemė. Ant vandens srovių. 136 psalmė. Dėkokite Viešpačiui, nes jis yra geras, nes jo gailestingumas išlieka per amžius. Dėkokite Dievų Dievui, nes jo gailestingumas išlieka per amžius. 5 eilutė. Tam, kuris išmintimi padarė dangus, nes jo gailestingumas išlieka per amžius. Išminties reikėjo, kad padaryti tos dalykus, įtvirtinti viską. Dievas išmintimi tai padarė. 6 eilutė. Tam, kuris virš vandenų ištiesė žemę. Žemė virš vandenų ištiesta. Ne danguje kažkur ten skraidantis rutuliukas. Kruopelytė. Jeigu žemė būtų dangaus kūnas, kaip mokslas, kad moko, tai nebūtų kaip pirmam laiške korintiečiams, kad parašyta, yra dangiškiai dalykai ir žemiškiai dalykai. Mes būtumėm dangiška, žemė dangiška. Ji nėra dangiška, ji virš vandenų. Ji atskira nuo dangaus, dangus yra virš žemės. Po dangumi žemė, o žemė ištiesa ant vandens.
virš vandens. Šitai Biblija moko. Nu, jei norit pasitikėti mokslu, tai čia jūsų reikalas, bet mes dabar žiūrim, ką Biblija sako. Čia jau kiekvienas asmeninis reikalas, ką mes norim, ko mes norim tikėti, kokį mes vaizdelį savo vaizduotę norim matyti. Atsiverskim 69 psalmę. Čia žemė virš vandens srovių, virš jūrų pastatyta. Įtvirtinta rašoma. Virš vandens srovių. Įtvirtinta. Virš vandens ištiesta, įtvirtinta. Ištiesė Dievas ją ir įtvirtino. Įtvirtai stovi. Įtvirtinta virš srovių, va čia va yra vandenis. Čia vandenis. Čia mastelis, neaišku, koks jis yra. Bet va virš vandenų žemė stovi, o visą tą žemę mes čia pažiūrėsim, kad šitie tuneliai yra vėliau. Taip. 69 psalmė. Pamatysim tą patį išsireiškimą. Vandens srovės, vandenis, gelmės. Kas atsitinka su žmogumi, kai jis miršta? 69 psalmė. Gelbėk mane, o Dieve, nes vandenis atėjo iki mano sielos. Vandenis iki mano sielos. Ne iki kūno, iki sielos. Kūnas miręs. Viskas. Kūnas guli žemėje, grabe. Čia ką siela patiria. Siela grimsta į vandenis po žeme. Vandenis atėjo iki mano sielos. Grimstu į gilų dumblą, kur nėra ant ko atsistoti. Įėjau į gilius vandenis, kur srovės užlieja mane. Srovės. Ant ko žemė patvirtinta? Ant srovių. Ant vandenų. Žiūrim toliau 14 eilutę. Išvaduok mane iš dumblo ir ten nenuskęsiu. Te būsiu išvaduotas iš tų, kurie manęs nekenčia, ir iš gilių vandenų. Te neužlieja manęs vandens srovė ir te nepraryja manęs gelmės. Ir te neužčiaupia duobė virš manęs savo burnos. Duobė, mes pažiūrėsim ir duobė, kas tai yra. Duobė yra ten giliai. Mes žiūrėsim, kokia ta duobė, kaip jie atrodo, kas joje yra, kas ten keliauja. Ir čia matom žmogus. Čia kalba apie Jėzų Kristų. Jis 3 dienas ir 3 naktis buvo žemės širdyje. Ir mes matom, ką patyrė Kristus. Ką žmogus patyrė. Jis kaip žmogus ten nukeliavo. Jis grimzdo į vandens gelmes, į sroves, kurios užliejo sielą. Gelmes, vandenis. Vandens srovės. Ta pati patyrė ir Joną. Atsiverskim Joną. Jonas 2 skyrius. Jėzus Kristus, kaip ir Jona, buvo žmogus. Jis apsirengė žmogumi, gimė žmogumi. Ir jis po mirties patyrė tą patį, ką Jona patyrė. Reiškia, po mirties tai patyrė visi žmonės. Ten keliauja. Aišku, bus žmonės, kurie ten nekeliaus, bet mes pažiūrėsime apie tai vėliau irgi. Jona, 2 skyrius. Ji po Amoso, po Abdijo. Jona 2 skyrius. Tada Jona meldėsi viešpačiu. Čia Jona prarijo banginis. Nesigilinsim, kodėl ten buvo visa ta istorija, apie ką ten. 1 skyrius 17 eilutė. Nuo viešpats paruošė didelę žuvį, kad prarytų Joną. Ir Jona buvo žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis. Jis ten mirė. Neišbūsi tu ten 3 dienų ir 3 naktų gyvas būdamas. Jis mirė. 2 skyrius. Tada Jona meldėsi viešpačiu savo Dievui iš žuvies pilvo, kaip ir Jėzus Kristus mirė. Ir nukeliavo jo sielą. Tada Jona meldėsi viešpačiu savo Dievui iš žuvies pilvo.
ir sakė, dėl savo sielvarto šaukiausi viešpaties ir jis išklausė mane, iš pragaro pilvo šaukiau ir tu išgirdai mano balsą. Iš pragaro pilvo, pragaro. Banginio pilve nėra pragaro. Pragaras, žiūrėsim vėliau, ten tose gelmėse, ten tie vandenis, kur yra, ten ta duobė. Tai gal, kaip 69 psalmėje rašoma, ten neužčiaupė duobė viršų mane savo burnos. Čia žiūrėsim, yra duobė. Ir žiūrėsim, jį yra bedugnė duobė. Į dugno neturi, eina į vandenis. Ir ten yra pragaras, žiūrėsim į tai. Toje duobėje yra pragaras. Ir ten tam pragare buvo Jona. Jono siela nukeliavo į pragarą. Jo kūnas buvo negyvas banginio pilve, bet jo siela nukeliavo į pragarą. Iš pragaro pilvo šaukiau ir tu išgirdai mano balsą, nes tu įmetei mane į gelmes, į jūrų vidurį ir srovės apsupo mane, visos tavo bangos iš tavo vilnis jie virš manęs. Tas pats, tą patį patyrė Jėzus Kristus, kai buvo žmogus, kai tapo žmogumi ir mirė. Ir jo siela buvo apsupta vandenų, vandens srovių, grimzdo į vandenis. 4 eilutė. Tada tariau, esu atmestas nuo tavo akių, tačiau aš vėl žiūrėsiu tavo šventoje šventyklą. Vandenis apsupo mane iki sielos. 69 psalmė. Ta pati kalbėjo Jėzus. Vandenis apsupo mane iki sielos. Gelmės apdengė mane aplinkui. Gelmės, jis buvo gelmėse. Čia vandenyse. Gelmės. Dumbliai apsiviniojo aplink mano galvą. Aš nusileidau iki kalnų apačios. Žemė savo sklašiais buvo aplink mane amžiams. Tačiau tu iškėlei mane, mano gyvybę, iš sugėdimo, o viešpatė mano Dieve. Dievas prikėlė iš numirusiųjų. Jėzus sakė, kaip Jona buvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, taip žmogaus sūnus bus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Jona mirė, 3 dieną prisikėlė. Kristus mirė, 3 dieną prisikėlė. Jų kūnai mirė, bet jų sielos keliavo į pragarą. Ir jie patyrė tą, kur yra žemė, ant ko žemė pastatyta, ant vandens srovių žemė įtvirtinta, ant daugybės vandenų, ant jūrų. Žemės, to vandens srovės, gelmės. Ir tai patyrė jų sielos. Tiek Jonos, tiek Jėzaus. Jie nukeliavo ten. Ten, kur žemė, giliai po žemė, kur vandenis yra. Jie ten nukeliavo. Patyrė tai. Taigi mes priėjom prie nematomo pasaulio, prie požemių, kur negali niekas patekt. Yra padarytas giliausias gręžinys. Rusai padarė, dabar nepasakysiu kelintais metais, 60 ar 70. Berods 12 kilometrų išgręžė. Ir viskas ten užstrigo, daugiau jau nebe kaput, ar ne? Paskui ten buvo pasakos visokios, ten sklandė bulvarinėse spaudose, atsimenu, dar ir pats skaičiau, išgręžė ir išgirdo tenai žmonių, tų kenčiančių žmonių, aimanas ten, iš pragaro eina balsai. Visiška nesąmonė. Niekas iki ten nenusigręžė, neprisigręžė. Nereikia čia tokių... Tai čia yra bulvarinė spauda, čia tas dalykas buvo paleistas kaip bajeris. Ir parašyta yra, galima rasti, ten Suomija atrodo, ar kas ten. Įrašė ten, žinot kaip daroma su kompiuterinė technika. Įrašė tuos balsus visokius, ten, žinot, kaip siaubo filmuose, kad būna. Ir paleido neva įrašas iš ten. Ne, ten yra požeminis pasaulis, kurio žmogaus akis nematė. Ten yra požeminis pasaulis, kurį patiria tik tai ta siela, kuri nukeliauja po mirties.
Ir mes dabar padarysim pertrauką ir pažiūrėsim į tą pomirtinį pasaulį, požeminį pomirtinį pasaulį, kur yra mirtis, kur yra kapai, kur yra pragaras, kur yra gelmės, kur yra ta duobė, toj duobė yra tas pragaras. Pažiūrėsim į tos dalykus.